Labas. Čia kaip ir toks savaiminis noras ir kolektyvinis prašymas pakalbėti apie tikrus, netikrus vadinamus mokytojus ir apskritai apie šarlatanus. A čia dar į rezonansą įmetė, paskui įmesiu nuorodą po filmukų į kalbą dvi vadinamos diplomuotas ir nežinau kaip dar pavadinti, vienas pilietis apie šarlatanus irgi. Nu, į priekį pasakysiu, aš net visos tos laidos nepaklausiau, nes stulbinančiai neįdomi. Tai dabar tema, pažiūrėk, šarlatanai. Čia, kaip šitie piliečiai šneka, diplomuotos moteris, tai ten savaime į tą tokią, gal net vyraujantį tokią nuomonę kultivuojama, kad be diplomo. A iš čia savaime tarytum gaunasi nuostata, jeigu jau diplomas yra, tai tu garantuotai ne šarlatanas. Dabar pažiūrėkit, kokie yra, sakykime, gyvenimo ir turbūt jau nebe tik ne tik gyvenimo, bet daugelį žmonių, kurie pas mane lankėsi, faktinė patirtis. Tai yra, dabar aš jau dirbu 15 metų ir aš dirbu be diplomo. Aš dirbu psichologinį darbą, didžiai dalimi, tas vadintinas dalykas. Bet pažiūrėk, pas mane statistika kokia, 70-80% žmonių, kurie buvo pas mane, tai yra tie žmonės, kurie buvo jau perėję, sakykime, kas 5, kas 10 metų, kas 3, kas 4, bet buvo ir tokių, kurie po 15, po 20 metų, toli gražu ne vienas toks žmogus buvo. Jie per tą laiką buvo praėję begalinę seriją ir psichologų diplomuotų, ir psichiatrų. Rezultatai praktiškai dažniausiai vis laiką blogėjantis yra rezultatai. Tai čia diplomuoti, čia ne šarlatanai vadinami, tipo, ne šarlatanai. Pas mane kokia statistika? Priklausomus, kiek jau nuo sunkumo, čia savo leksiką vartoju, įsienėjimo ir išplitimo lygio, kam 5, buvo atveju, kur po porą konsultacijų žmonėms užtenka, kam 10, buvo vienetai, kuriems reikėjo gal daugiau negu 10 konsultacijų, kurie susitvarkė visam laiku ir negrįžtamai, su savo vadinamom temom, su kuriomis visiškai niekaip nesusitvarkė pas diplomuotus, ne šarlatanus. Tai yra, praktinė faktinė patirtis yra tokia, paprastai kalbant, yra, kad diplomas niekaip negarantuoja, kad žmogus bus ne šarlatanas. Ir toliau, galima sakyti, be diplomo, jeigu tada kaip čia pateisinti tada, tai čia gal nežinau kaip įsireikšti, bet pamastyti galima taip. Diplomuotų ruošiama tikrai daugiau, gal kol kas bent jau buvo daugiau, negu šiaip, čia atskira kalba bus dar kaip kiti ruošiami. Tai diplomuotų šarlatanų yra statistiškai, mano manymu, yra žymiai daugiau negu nediplomuotų. Arba bent jau iki šios dienos buvo, nes dabar kitas procesas koks vyksta. Tai, kad šarlatanai nediplomuoti, kepa diplomus ir kepa šarlataniškais diplomais diplomuotų šarlatanų. Ir jų daugėja dabar nesveikų greičių. Kaip juos atpažinti, tai yra, kaip susigaudyti, kai akademinė sistema dalina šarlataninius diplomus šarlatanų, viena kalba, kai šitos diplomus dalina žmonės, kurie, sakykime, patys be įsilavinimo, šito vadinamo diplomuota, tai tikimybė, kad čia šarlatanas beveik arti 100%. Aš neskau, gal yra kur nors, kas nors toks, kuris išrašinėja diplomus, popierius tos sukius, sertifikatus, dar kaip jos tik nevadina dabar, už visokius ten coachingus,
veidotyras, rebefingas ypač išplitęs, lachatronas, tiesioginė žodžio prasme. Ir dalina, tai vat kaip atpažint, sakoma, tai jeigu jau tau siūlo diplomą vadinamą popierį, tai jau čia tikimybė didelė, kad čia šarlatana, nes rimtas gerbintis žmogus, diplomų jokių nedarina. Aš pats vedu mokymus jau daug metų, bet aš jokių diplomų niekam neišrašinėjau. Buvo pora žmonių, kurie prašė, kad aš rašyčiau. Tai aš sakau, tu išsirašyk, nusipašyk kokį nori tą bukletą, įsitrauk. Aš, jeigu tu jau nori, aš parašysiu, pažymėsiu, kad tu išklausys mano paskaitas. Tai va tokiu tik masteliu. Tai kitas dalykas, dabar dar tas pats žmogus, kuris šiandien tą idėją, šitos piliečius idėją, dar vieną dalykėlį. Kalba apie ne šarlatanus. Tai idėja atleido iš darbo Alekseičiką, vieną žymiausių, čia tokį įspūdingiausių psichiatrų, atleido iš darbo, išmetė, kuris mokina, ruošia daug šitų vadinamų psichiatrų, gal net psichologijos studijas ten padėdavo studijuoti, kurį aš irgi kaip pripažįstu kaip gabų žmogų, savo vietai, savo darbą dirbantį. Už ką jį atleido? Kas jį atleido? Kas rimčiau trupučiuką žino, susipažinę su Alekseičiku, ten, sakykime, darbais, praktikom, tai turbūt jie nesusipratime, tai ką jis ten padarė, išprotėjo iš viską, nors, ką nors ten, gal žmogus pats jau išprotėjo nuo darbo tokio dar, ne, jie atleido už tai, kad jisai prisipažinęs, kad tarybiniais laikais ir šiais laikais jis dirba su homoseksualiais žmonėmis, bet homoseksualumą laiko sutrikimu. Girdit, Barį? Tai jį tai atleido diplomuoti. Jo vadinami kolega. Tai dabar čia dar reikia ryškesnį įrodymą, kad diplomuoti gali būti ne šiaip savo šarlatanai, bet ir agresyvūs ir pavojingi net šarlatanai normaliems darbuotojams. Kas dėdasi šitam lefteistiniam išprotėjusiam pasauliu. Tai straipsnis irgi bus nuoroda įdėta apačia. Toliau kaip atpažint atskirti vadinamus to šarlatanus, diplomuotus ar nediplomuotus. Nes jeigu jau diplomą turi, tai kažką baigęs, tai jau vsio, jis atpažintas tipo kaip ne šarlatan, pasirodo ne. Aš nežinau, ką aš tai sunku kažką patart, nes jie daugmaž visi vienodo elgesio, vienodo modelio ir praktiškai visi vienodų metodų dirba. Labai, labai kaip konvejeriniai tokie, suprantate. Tai daugiau gal aš norėčiau pakalbėti apie šitus, kuriuos kepa dabar šitie nediplomuoti šarlatanai, išrašinėja iš diplomų. Tai jų pirmas požymis tai yra, jie vaidina tikrus. Ką reiškia vaidina tikrus? Kaip, tai matosi, kaip tai pasireiškia. Jie vaidina tikrus kažkokius vadinamus gurų, specialistus. Ir jie žada iš karto proveržius visokiausius, įveikti iššūkius, stebuklingų galių apturėjimą, savivertės pakelimą, gausos mokymai visokie vadinami. Tokie, aišku, ten reiklesnį protų žmogus į savaime automatiškai tai mato. Paskui jie visą įmanomą visokiojopai turi imituoti kažkuo ypatingą, išskirtinį. Tai tada jie dėdasi vardus kokius ten indusiškus, kokius mistinius, dar kažkokius. Siūvasi suknėlės, ten visokius apdarus blizgančius, plaukuosenas gali visokias nestandartinės darytis, dar ką nors, visokių ženklų prisibadyti.
prisidėliot. Esmė, mintis yra kame, kad jis turi atrodyti kitoks. Jis turi atrodyti išsiskiriantis, nes orientuota viskas į labai nereiklaus proto kontingentą, kuris vadovaujasi didžia dalimi instinktyvių protų. Instinktyvusis protas sako, sek paskui tą, kuris kažkoks išskirtinis, ypatingas, stipresnis, ryškesnis, dar kas nors. Jeigu tu būsi toks pat kaip visi, renksiesi taip pat kaip visi, sėdėsi tokiu pat kėdėje kaip visi, nieko niekaip neišsiskiri. Tai kodėl aš turėčiau paskui tave sekti, kodėl aš turėčiau tavęs klausyti, Jis turi kalbėti išskirtinai, intonacijos jo turi būti kažkokios, kaip kas kokį pasirinka stilių. Arba šypsotis ištisai šypsotis ištisai, supranti. Nes jis tokiu būdu rodo, kad jis jau visas laimingas, jis jau pasiekęs laimę viską. Sek paskui ir tu irgi būsi toks pat, supranti. Arba labai protinga veido visada, tokį susirūpinęs. Jis irgi tokiu būdu rodo, kad jis labai protinga. Jis nelabai šypsosi tada. Gali kur trupučiuką šitą. Nes jis labai protingas, jis išskirtinis, jis kitoks. Tai yra vis laiką imituoja kitokį. Tai yra, sakom, nereiklaus proto žmonėms, kurie jau dar kartą vadovaujasi instinktyvių protų, jie visą laiką patys to nesugniai stebi. Kuo skiriasi jisai nuo manęs, kuo nuo manęs jisai skiriasi, kuo kitoks jisai. Aš jau galiu pasakyti tokį pavyzdėlį, kaip tas pasireiškia, tas zoologinis protas. Pavyzdžiui, aš rašinėju paprastai niekur ten, nekuriu jokius išskirtinumo to imidžų ir rašinėju ten Facebook'e, bendrauju su visais, kaip su visais, kaip su lygiais, kaip lygus su lygiai. Tai aš esu gavęs ne vieną atsiliepimą tokį arba komentarą. Tai koks tu, sako, ten tu būda, jeigu tu, sako, Facebook'e rašinėji. Tai ką tu, sako, čia nori parodyti, įsiskirti, kai aš kažkam pasakau pastabą apie kažką, supranti, jie sako, tu nieko, tu toks pat kaip mes, tu neturi teisės apie juos net kitaip ir kalbėti, supranti, apie tos kitus, kritikuoti, dar ką nors, supranti. Tai yra, viskas išeina iš to, kad stebi ir nieko nesiskiriantis, jeigu toks pat kaip aš, reiškia, nevertas dėmesio. Į turinį, kurį tu kalbi, į turinį jie nelabai gali orientuotis, du niuansai yra. Negali orientuotis į turinį, nes jie to turinio dažnai net nesupranta. Ir, matai, sakom, du niuansai, jie kaip tik protas, sako, tas instinktyvus, jis sako, pirmą žiūrėk į požymius, išorinius požymius. Tai yra atitinkama dalis, sakykime, šitų šarlatanų dirbtinių. Jie tarytum savaime tai suvokia, kiti gal kažkur apmokyti būna, baigė lokotronų kūrimo kursus būna praėjęs. Ukrainai, tarp kitką, tokius gamindavo. Tai tu turi išsiskirti įmanomai visko būti kitoks. Visko įmanomai kitoks. Tu turi sukurti dar savęs tokį nepasiekiamumo įspūdį, neprieinamumą. Jeigu tu toks pat prieinamas kaip visi, tau bet kas gali bet kada parašyti, tai kreiptis bet kada. Tai tu lengvai pasiekiamas vėl, tu nebestebuklingas esi, tu nebeypatingas. Jeigu tu sėdisi, taip pat, pačioj kėdėje, tai kuo, tai toks pat, nori sėdisi pritęsti, aš ir toks pat. Jeigu tu sėdi ypatingai kėdėje, pastai ypatingai rūbai. Plius, matai, dar svarbu, kad atsirastų kiti, kurie tą įspūdį palaiko, padaro, kurie, paprastai kalbant, sako, garbinimo atmosferą sukurti. Tada prasidaro įspūdis, kad tu išskirtinis, ypatingas, tu turi visą laiką sėdėti
ant storesnės kėdės yra ant pakylos. Pageidautina aukščiau trupučiuką už jo, kad tu trupučiuką vis žiūrėtum iš aukštą. Technologijos yra, supranti. Jeigu į tave galima žiūrėti iš viršaus, instinktai vėl, matai, į viršų trupučiuką reikia žiūrėti. Ir visus šitos atributus daro, supranti, kaip sakom, kaip atpažinti šitos bairius. Šiais laikais dar, dabar jau trendas jau yra, kaip technologija, šitą jo. Yra knygų reikia rašyti, knygų, tu turi būti knygų autorius, bent jau vienos kitos kokios knygų autorius, supranti, kad savo prisistatymuose, vėl sakom, kaip atpažinti šitus dirbtinius šarlatanus, savo prisistatymuose jie visą laiką rašo pirmoje eilėje, sakom, vėl reikia sukurti savęs išskirtinumo, ypatingumo įspūdį. Tai tada reikia prirašyti šitų vardų, kažkokių kosminių, indusinių, dažniausiai suvaradi kažkokių mistifikų, tarambas, kundas, bum, dėdėjim kažkoks ten sat, sai baba, dar koks nors Vėl būtų gerai, kad būtų asocijuojama jau su esamais visokiais mokytojais guru. Mikės pasąmonė iš karto asocijuoja, jis irgi turbūt, iš tų, nes jis taip jau vadinasi. Plius reikia prisirašyti visokiausių ditirambų daug visokiausių, kiek tu ten visokių mokymų irgi baigęs. Bet ten didis cirkas yra tame, supratė, kad jie dažniausiai išvardina, kokius kitus jie buvo lochatronus baigę. Supratė, ten coachingai, buffingai, ACC+C, kažkokios ten tokių visokių žodžių pavadinimų, ten, kurie nieko nesako, nepasako, bet jis skamba įspūdingai, kad jis dar kažką baigęs ten. Dabar tas mentoristės visokiausios ten dakas. Tai yra šitą procesą, kad reikia matyti ir suprasti, sakom, matyti, kaip jis auga, kaip koks grybelį. Tai yra šarlatanai kūrė visokiausias mokyklas ir jų vis daugėja, pavadinimai keičiasi, reikia pastoviai, kad keistųsi pavadinimai. Praktiškai turinys būna vienodas daugmaž, ten tos veidotyrios, grynas lochatronas visiškas yra, taip, tokiu kaip jis pateikiamas, tas kaip veidotyra, kokia jinai pateikiama masiškam formate, ten yra apgailėtina tragikomedija, kaip ir tie veidotyrininkai čia, kaip pavyzdys čia vienas yra tipo žinomas, jis popsinės atliepausis toks tai jisai pažiūrėkit, internete yra ten parašyta, kaip jisai pasakoja, kad yra užsakymą gauliškai, kai jis pasakoja veidotyrininkas nusipelnės, kad yra Zelenskis, tai yra pagal visus tus kažkokius tus veidotyrios skleidesius, nešeklėsis, yra liūtas Zelenskis yra. Putiną ten kažkokiais pačiais niekingiausiais, žemiausiais epitetais išvadino, kaip ten vabalas niekingas įsigimęs kažkoks. Ten, taip jau pilnai pakanka kompetencijom nustatyti, supranti, tiek moraliniam, tiek profesiniam. Tai pasakom, prisirašyti reikia, kuo daugiau jis baigęs. Ir čia galima būtų atsidaryti, pažiūrėti, bet kokį, kiek paskui dar gali būti parašyta, kiek Indijoje, kiek kartų buvęs. Nes kuo daugiau kartų buvęs Indijos, tai nuo to, kad buvo Indijos jau savaime jis jau stebuklingėja savaime. Kas dar, matai, aš tam rinkinukė, sakom, tai yra nupasakoti ir kiek jis visko baigęs, bet matai, kaip sakom, tu turi šitą vietą pažiūrėti, visi tie vadinami popieriai, diplomai, ir jie renka iš visų šitų popierių diplomų. Kaip savo savivertės vadinamas, tos profesinės savivertės įrodymus, ir jie mėgsta išsiklijuoti, supranti, prisidėti ant sienų, o čia susidėti visus tos popierius, susiklijuoti, daryti įspūdį visako baigimo. Ir čia vėl veikia psichologija zoologinė. Žmogus dažniausiai, tipinis žmogus, jis kaip ir neturi jokio popierio, jokio diplomo. Jis ateina pas tą, kuris
pridėta ant sienos va, tų popierių. Tai negi jis galvoja, taip eina, reikliai ir studijuoja, kokį lchatroną jis ten baigęs, kokį ten durnyną baigęs. Ne, jis galvoja, kad čia jo kažką, va. Tai yra jis vėl pasijaučia menkesnis, mažesnis, jis pradeda patikėti, sukurta va to žmogaus kompetencijos patikimumo iliuzija. Ir matai dabar daro čia, aš buvau įdėjęs Rusijai, tas pats čia pas mus irgi jau kopijuoja, siektas principas. O šitas dalykas irgi yra svarbus. Tai, aš sako, ten bendri ritualai, kalbos, sakom, kalbos, matai kokios kalbos dar. Kalbas, atskira kalba, apie kokias turi būti kalbas. To, kuris kalba. Jis turi kalbėti irgi išskirtinai ir ypatingai. Ir labai svarbu, matai, sakom, kad jo kalbose būtų irgi vartojama kuo daugiau gražių žodžių. Tai yra Dievas, dieviškumas, nušvitimas, meilė, darna. Kuo daugiau vartoti visokių žodžių ir vartoti visokių vadinamų mokytojų šventųjų vardų, kuo dažniau reikia vartoti. Kam ir kodėl tai daroma? Supratėte? Tai yra pas mus savaime tarytum irgi toks instinktyvusis toks orientavimas taip veikia. Kad žmogus, ką kalba, kaip kalba, jis toks jau ir yra, tokia jo tikrųjų, jis kalba, vartoja gražius žodžius, ir šventųjų vardus. Jis pradeda save, tokiu būdu jis pradeda save susocijuoti su jais, surišti su jais. Ir kaip ir nebepatogu, nebegražu, net jį kažkaip ten kritiškiau žiūrėti, kalbinti tada, supratė, nes jis jau irgi toksai, supratė. Tai yra pastoviai palaikyti va šitą iliuziją ir iš to susikuria nuomonė vėl, Mikė, sakoma, nereikliems proteliam, supratė, laikui bėgant, kad jis turbūt toks. Bet matai, dėl ko taip? Nes į turinį, ką kalbama, praktiškai visą laiką viskas orientuota į formą. Mes vis kalbam, visą laiką viskas orientuota į formą, į išorį, į atributus. Ir kalbėjimas ir yra forma. Kai tu tokių žmonių klausi, suradėjau, aš pats esu tai daręs, ir ne tik aš, sakykim, ten, sekėjai bandė irgi tos sektantus klausia, ką tu supratai, kokį ten mintį, idėją, turinį tu čia dabar įsineši. Jie praktiškai visi praktiškai vienodai, labai vienodai atsako. Jie sako, bet kokia energetika, sako, kaip gražu, sako, žinai, kokia šviesa, sako, kaip gražiai šneka. Ką supratai, kas iš to? Kas iš to, koks turinys, supratai, kokia esmė. Jeigu tu tą žmogų prašai, kreipi, spaudi, kad pasakytų, ką tu ten ką, jis dažnai net pradeda pykti tą žmogus. Šis, ką tu čia sako, apie ką tu čia, sako, viskas gražu, visi atėjo su baltais rūbais, baltom suknelėm, visi. Tai yra į ritualinę pusę viskas sudėta į tokias bendrabuvystės, kolektyvizmo jausmas, kad tu patekai kažkur, kur visi faini, kur jau išgelbėti, šviesu, gražu, gera. Tai yra už būsenos generavimas, reikia sukurti būseną. Tai yra viskas blizga, gėlytės, krėslai, lemputės, balti apdarėliai, gražios kalba. Tai yra ištisas būsenos sukūrimas ir nereikliems žmonėms iškart susidaro, viskas, aš jau patikiu įsigelbėjimą. Šitokie niuansiukai, bet tai buvo, sakykime, per amžius ir tai bus per amžius. Bet kam tada atrodo šis apie tai kalbėti? Bet yra atitinkamas procentas, nedidelis procentas, kuris yra, sakykime, ant tokios ribos. Supratė, kaip, pavyzdžiui, su vienam moterim vakar dar rašinėjom, sako, žinai, buvau nuėjęs į tokį siktą čia Lietuvoje, žinai, vieną kartą, sako, žinai, buvau, kitą kartą,
ne, kažkas čia ne to. Tai yra atitinkamas procentas, jį būna ant tokių dviejonių, abejonių, ypač moterys labiau suvedžiojamas yra. Ir šitas dalykas yra dar vienas požymis, čia, kaip čia buvo, lachatronas, čia, žinai, sekta, durnistanas, ar čia kažkas rimtesnė. Tai yra, aš esu jau daug metų senai apie tai kartuoju. Vienas iš požymių yra, pažiūrėk, kokia auditorija. Jeigu ten 80, 90, 110 moterys, tai yra jau dažniausiai orientuota į tai, kad ten pezalai pasakojami, ir būtent į būseną. Mes čia nesenai vėl susirašinėjom pas mane grupėje su žmonėm apie vieną tokį sektą, tai ir viena moteris ir lyg taip ir rašo, o tai kas, sako, blogai, sako, ten taip gražiai šneka, sako, viskas tokios gražios, šviesios kalbos atrodo, matai, sako, šviesios kalbos. Jeigu pradėsi gilintis į nuoseklumą, pamatysi, kad ten tai kartojamas nuvalkytas milijonus kartų frazės, ir dažnai, jeigu dar reikliuotų pažiūrėsis, tai pamatys, kad ten dažnai tarp tų frazių net nėra ryšio, nes tas kalbėtojas dažniausiai jis pats gerai net nesupranta, ką jis ten kopijuoja, nuo ko jis ten perpasakoja, ir dėl to jisai sklandžiai pats nelabai sugeba sudėlioti. Tai matai, kai ateina žmogus reiklesnių protų, labiau išlavintų, ten mato kukologiją, a žmonėms jie orientuotiems į formą, viskas gerai. Bet šitas niuansas, jisai veikia ir vadinamą akademinį pasaulį. Ten irgi panašiai turi būti imituojama, tik ten jau imituojama to diplomuoto vadinamo profo iliuzija turi būti. Jisai turi būti vis laiką irgi solidžiai atrodantis. Pageidautina, kad būtų su kostiumu, jeigu vyras visada. Kuo solidesnė aplinka, kuo solidesnis kabinetas, jo imituojamas toks rimtumas, viskas, supranti. Vėl tada žmonės tampa nereiklus. Ir šitoj vietoj, matai, kaip minėjom, sakoma, diplomuoti, šarlatanai, jie sudaro daugumą ir aukų, sakykime, gal jie mažiau rengia, bet dabar jau rengia ir masinius tokius vadinamus dar bairiukus, dar kokius, supranti. Tai irgi orientuota į va šitus pompastiniai sistemą ir kai kalbama dažnai, kai kalbama su žmogu, kalbama trupučiu iš tokios žinovo, iš aukštesnių, išmintingesnių pozicijų, supranti. Kas iš to susikūrė? Susidaro, ką aš kalbu grinai iš savo praktikos, ypač kas labiau liečia moteris, vėl, jos įtaigesnės, nuolankesnės, jos ir paklūsta, pakimba ant va šito, supranti, ant tikėjimo vadinamo diplomų, autoritetų, va šito intonacijom, ir ką šitą vietą, tipinis pavyzdys pasakysiu, supranti, apie diplomuotų. Klausim moters, žinai, kurį ten lankys kažkokį diplomuotą, šarlatanas, sako, aš ateinu, sako, bet čia labai tipinis atvejis, nes, kaip minėjau, jie dažniausiai labai vienodai dirba, labai konvejerinis, ten tas, sakykime, pas jo stilių. Už visus nekalbam ir tarp tų yra gabių, bet apie daugumą. Taip, paskui pasakyk, kalba, taip, jo. Ir tą laikrodį žiūri neštis, žinai, ten, jo, taip. Tai yra ateini, sakai, išsikalbi, pakalbi, gal 2-3-5 kokius ten žodžius patarimų pasako, jo, всё, jo. Ir standartinis dalykas, jo, ir kaip matot ir kaip galvojat, kame sprendimas, koks turi, nėra, jo, tai, gerai, tas, galvokit, ieškokit sprendimą. Tai yra, nuostatai vyrauja tokia akademinis šablonas, toks kukologinis, žmogus pats turi rasti sprendimą, turi rasti. Ir tada jam prirašyti reikia 10, 20, 50 konsultacijų ir davai, jis atėjo. Ir matai, kas tada,
kuris jau biškį, sakykim, ir čia reiklesnė. Aš nesuprantu, ko aš ten vaikštų. Aš sakau, galiu iš savidridžių pasikalbėti tada, aš nesuprantu, žinai. Arba čia šviežių patirčių, sakau, nuėjau, paklausiau, nu jo, sako, net neklausai, gal atsiųsiu, ačiū, prašau, išėję, kažkas drįsta, neapsileisti, supranti, bet kiti nedrįsta ir laukia, tikisi, pažiūrėjau, matai, kame yra, sakykim, tas keistenybė, kad laukia, žmogus laukia, tai kaip čia, kas čia, kur, kad kažkaip, laukia kažkokių stebuklų, kažkaip, kad man kažkaip padės, kažkaip, ir kalba ir nesupranta, net principas jėma, kaip, kur čia tas, bet kažkaip, tas veda, jo, ir žmogus laukia, kur, kada jau, taip jis laukia, dažniausiai nieko tolkam ir nesulaukia, kai kurie gauna keletą standartinių banalių patarimų, bet kaip taisyklė, ypač jeigu depresijos, ten kokios nerimo dienomis sutrikimai, hipokondrijos ar kokie, tai vaistų, automatiškai vaistų prirašo ir liūdnas valsas. Psichiatrais irgi liūdnas valsas. Kiek aš turėjau patirties, tai psichiatrai išvis nieko, praktiškai išvis ir niekiek nekonsultuoja, praktiškai, jie iš karto automatiškai prirašo vaistų ir jeigu klausia žmogus, tai kaip nors, ką nors tau kalbėjo, aiškina ten da kažką, nesaka, kas šis sako, man šis niekas nekalbėjo, niekas dažniausiai niekaip nekalba, prirašė vaistų, uždarė kur nors abi namuose, kur ten. Tai, matai, tokie juokeliai ir ką dar gal norėjau pasakyti, supranti, dėl šito vadinamo masiškumo šitoj temą. Kaip tu pakeisi, nepakeisi, sustabdysi, nesustabdysi. Jeigu yra niša, jeigu yra paklausa, bus ir pasiūla savaime. Tai yra procesas praktiškai nesustabdomas, nebent kokiam ten vadinamam represiniam priemonėm. Ir, pavyzdžiui, gerai tu, tipo, žinai, gali leisti kažkokius įstatymus, kad nediplomuotiems kažkaip uždraust šitą darbą, ką nors, bet iš kitos pusės kaip tu uždrausi. Pavyzdžiui, mane atakavo Lietuvos psichologų asociacija, jos pirmininkas asmeniškai man rašė grasinančius laiškus, tai reikalavimas buvo nutraukti veiklą. Bet čia pradžiai, kai aš dirbti pradėjau, dabar turbūt jau beprasmiška rašyti, nes ant kiekvieno kampo jau prie viso tokių ir nieko to nebesustabdysi, supranti. Tai, bet aš kaip elgiausi, supranti, aš klausiu, kokią veiklą nutraukti. Apie ką jūs kalba? Kokia veikla, kokia mano veikla? Aš kalbu su žmonėmis. Man negalima kalbėti su žmonėmis. Aš vaistų neišrašinėju, operacijų nedarau. Aš tiesiog kalbu su žmonėmis. Čia yra. Kametėm. Kaip tu gali uždrausti kalbėti su žmonėmis? Tame tarpe iš šarlatanų. Kaip? Ar diplomuotas, ar nediplomuotas, koks skirtumas. Toliau aš siūliau šitiem akademiniam diplomuotėm, supranti, sakau, tai jūs pasakykite, kas ne taip, ką aš ne taip darau, kurioje vietoje, ką. Jie nebando kalbėti, aiškinti, tiesiog agresyviai puola. Bet aš turiu daug ir profesionalių psichologų, pažįstamų ir artimai bendraunant. Tai yra žmonių, kuris aš sakiau, kurie mokosi iš mane, diplomuoti mokosi. Tarp kitką, pas mane konsultacijas yra buvę, daug gal nesakysiu, bet
atitinkamas kiekis jau, žinai, kaip sakykime, skaičius žmonių, kurie patys baigė psichologiją, ar studijuojantys psichologiją, akademinę vadinamą. Ir aš klausdavau, praktiškai klausdavau, visų paklausiau, tai kaip, sakau, kaip ten tau tos studijos. Irgi labai vyraujantis atsakymas yra, sako, labai nusivylęs, labai nusivylusi, arba vėl tai laikas, sako, sugaištas. Patys kaip atsiliepia. Šitoj vietoje, matai, kas yra. Aš jums pasakysiu tokį įsireiškimą. Aš ne pats jį sugalvoju. Kažkada справочник практического психолога. Aš kažkada tą knygą skaičiau, bandžiau kažką perskaityti, dabar jau man ten, nebiškai, sakykime, persilpnėjo. Bet kažkada skaičiau, ten buvo tokia frazė parašyta. Jeigu, sako, žmogus gabus, sako, psichologas gabus, sako, visai nesvarbu, ką jis baigė, sako, kokią mokyklą, kokį stilių studijavęs, sako, nesvarbu, sako, jeigu jisai gabus, ir bus geras psichologas, sėkmingas psichologas. Sako, jeigu žmogus negabus, sako, visai nesvarbu, kokią mokyklą, kokius mokymus, kiek tų mokymų jis bus baigęs, jis bus nesėkmingas psichologas. Bet dažnai, supratė, tie, kurie tokie būna nesėkmingi psichologai, čia jie būna sėkmingi verslumo prasme, gudravimo prasme, gebėjimo taip imituoti, vilkinti, traukti, kvailinti tos žmonės. Verslume jie būna sėkmingesni. Tai yra logika paprasta. Ką, sakykime, ir mano patirtis rodo gyvenimo, štai, kad be pašaukimo, be ypatingo kompleksinio tokio savybių pašaukimo, lygiai kaip muzika, be muzikinės klausos nėra ką veikti psichologijoje. Ir dvasinis vadinamas dalykas. Todėl masiškumas iš principo neįmanoma. Tai kaip atskirsi, jeigu akademiniai diplomuoti psichologijos šūlą, psichiatrijos šūlą, nes Alekseičikas jisai ir kaip psichologas kietas, ir kaip psichiatras kietas, išmetė iš darbo. Iš tėvą, kaip šai diplomuoti.